wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking. Zurabaik. Jau rytą. Gerai, kelkime. Ir nužadinti kitų gyvūnėlių. Kelkis. Gerai, tu atskirsi, kur susitinkam. Susitinkam prie kėdžių ir prie stalo. Ok. Skrendam. Aš tai atskridau, gerai, dabar palauksiu kitų. Nedai. Kelkis. Susitinkam prie stalo ir prie kėdžių. Reikia robotą. Pagaliau atėjau. Visi susirinkome. Taip. Gerai, pradedame mūsų susirinkimą. Kaip žinote, pas mus vakar atkeliavo naujas svečias. Dabar nuspręskime, kaip su juo susipažinsime ir ką mes jam padarysime. Tipo pokštą? Išdaigą? Ne, sutikimo proga. Galima padaryti tokią mini šventę. Nežinau, aš miegoju. Baik miegoti. Dabar jau rytas. Jūs greitai turi atsikelt, greitai turim sugalvoti. Gerai. Tai visų pirma, mes ją pakviesime čia. Pastatysim ant stalo. Įdomu. Atsiprašau. Na, paskui su ja susipažinsime. Paprastai kaip vienas su kitu. Va, palaukite. Na. Ir ką tada? Nedai. Ne, aš nemiegu, girdžiu. Aš daugiau nekartosiu. Gerai, viskas susikaupėm. Atsibodo aiškiai. Ir tada su ja susipažinam. Ir ką tada? Įmetam į rankinukus. Rimtai, gera mintis. Bet pala rankinukai. Kažkaip biški nelabai tinka. Žodžiu, tiesiog susitinkam, pasisveikinam, viską prodom, apšnekam, kas supras. Žodžiu, tiesiog viską prodom. Gerai? Man tinka. Gerai, dabar sukuriam planą, kas apie ką šnekės. Gerai, nusprendėm. Tuoj atsibus. Na, eime. Aš pakviesiu prie stalo, jūs nurinkite stalą. Gerai. Alio, atsiprašau, atsibusk. Oi, kas čia dabar? Ateik prie stalo. Ten, kur toks mėlynas gyvūnas. Keista. Nu, gerai. Sveika. Aš esu Azūra. Aš Roksė. Aš Nidas, kuris labai nori dabar miego. Nedabaig. Aš esu kapitonė. Kas kapitonė? Aš esu kapitonė. Nežinau, man dar vardą nedavė. Tiesiog aš esu kapitonė ir kažkoks vardas. Na gerai, tada jeigu tau nesugalvoja, tai vėliau. Kai sugalvos tavo vardą, mums pasakysim. Gerai, dabar vadinkite tiesiog kapitonė. Gerai. Tai ką jūs čia darėte? Na, mes žadame tau aprodyti visą šitą namą. Aha, gerai. Ir dabar visi prie darbo. Visų pirma, susipažink. Čia yra Katrina, tavo naujoji šeimininkė. Supratai? Aha, prisiminsiu. Čia yra Džeinė, jos pati geriausia draugė. Aha, prisimenu. O kieno ji šeimininkė? Ji yra Nidos šeimininkė.
Supratau, o šita? Šita yra Rošelė. Ji yra mano šeimininkė. Tai yra Rošelė. Ji yra mano šeimininkė. Aha, supratau gerai. Čia yra Klodin. Ji yra Azūro šeimininkė. Aha, supratau. Šeimininkės jau žinai, jų lovas irgi. Paskui mes greitai išskrisime į savo tikruosius namus. Ten vėl tau viską parodysim. Tai čia tipo ne mano namai. Čia tavo namai, tiesiog mes čia atvykome patostogauti. Tai todėl čia mes gyvename, bet greitai išskrisime į tikruosius namus. Pratau, skrisk ant stalo, jei moki skristi. Žinoma, kad aš moku. Va, Roksė tau papasakojo apie šeimininką ir apie dar kažką. Aha. Aš dabar papasakosiu apie stalą. Gerai. Čia, ant kurio mes sėdim, yra stalas. Čia yra kėdės. Supratau. Gerai, eik pas Azūrą. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Sveika, Azūra. Sveika. Šiandien aš tau papasakosiu apie tašes ir visokius dalykus. Gerai, supratau. Čia, kai matai, yra tašės. O čia yra batai. O čia šitas bus kol kas tavo guolis, bet nežinau ar ilgam. Gerai, supratau. Čia yra, kaip matai, spinta. Aš tai ir viskas. Daugiau nieko neturiu ką papasakoti. Skrisk prie stalo kaip yra. Na tai ką, kapitonė, ar daug ko sužinojai? Taip, tik labiau norėčiau apie savo tikruosius namus daugiau sužinoti. Šeimininkės bundasi, skrendam prie savo šeimininkių arba... Sėkmės, kapitonė. Sėkmės. Ui, niam, sėkmės. Skrendam. Jie malonus ir draugiai. Draugiai.